Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: paėmė Viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapų rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų neėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktą drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Tai Viešpaties žodis. Alleluja, alleluja. Nuo to, ar bus pamokslas, priklausys nuo jūsų. Ir žinosit atsakymą į mano užklausą. Jeigu ką reikia atsakyti, jis tikrai prisikėlė. Kristus prisikėlė. Bus pamokslas. Taip ir norėjau, taip ir tikėjausi, kad žinosit visus atsakymus iš pat ryto. Taip kaip vaikystėje. Pats užklausiu, pats atsakau. Žaidimai. Girdėjome šiandien Evangelijoje Marijos Magdalietės žodžius, desperatiškus žodžius. Mes nežinome, kur jį padėjo. O Dievo žodis šiandien prasidėjo pirmuoju skaitiniu iš Petro lūpų. Jūs žinote, kas yra įvykę. Jūs jau žinote. Jau jie sužinojo, jau jie suprato, nes apaštalų darbai yra šiek tiek vėlesni, žodžiu. Čia aprašoma įvykiai vėlesni. Mes nežinome ir jūs žinote. Du dalykai. Ar jūs žinote, kur šiandien yra Jėzus? Oi, tai prasidės filosofija didžiulė. Šiandien į vieną dalyką tik tai norėsiu atkreipti jūsų dėmesį, apie kurį labai retai kalbame, o gal ir nekalbame tiesiog. Mes įpratome, kad iškilmingose mišiose yra smilkytuvas, vieni tai vadina degančią rankinę, kiti dar kažkuo, žodžiu, bet tas smilkytuvas, jis yra iš tiesų kalbantis mums liturgijai. Liturgijai viskas kalba iš tiesų, viskas kalba. Ir net ta metalinė tašė, nežinau, ta metalinė dėžutė kabanti ant tų virvučių, jinai taip pat kalba mums. Apie ką jinai kalba? Apie Dievą, kuris yra su mumis, apie prisikėlusi Kristų. Mišių pradžioje, ką mes smilkome visada? Ką? Ką smilkome iš dalykų esančių čia, šitoje erdvėje? Altorių. Altorių. Altorių kunigas bučiuoja. Kažkada prieš daugiau negu 20 metų vyskupas savo delnais šventais aliejais įtrynė šitą altorių krizmos aliejumi, patepė
jums nieko neprimena? Kristus, Mesijah, pateptasis. Bučiuoju jį, mišių pradžioje ir pabaigoje, kartu su jumis kaip vienas kūnas. Aprengėme jį gražiausiai kaip tik galime, baltai, švariai, kvepiančiai. Didįjį penktadienį to nepastebėjome, nes tik tai kitą rytą mes adoravom švenčiausią sakramentą, bet didįjį penktadienį ir didįjį ketvirtadienį jau po liturgijos reikia nurengti šitą altorių. Kristaus apnuoginimas. Tai yra prisikėlęs Kristus, kuris kalba mums, kuris sako, esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai yra paskutinės vakarienės stalas, tai yra Golgotos kalnas, tai yra ta šventų švenčiausia vieta Jeruzalės šventykloje, kur uždanga jau mūsų nebeskiria. Kiekvienas, ką norit, galite ateiti ir padaryti. Jau čia buvo tokių veikėjų. Ateina, kažką daužo, verčia, nes nebėra jokių sargų. Nebėra jokių apsaugų, Dievas nori būti ranka pasiekiamas, jums yra ranka pasiekiamas Kristus. Ir kaip kalba šitas Kristus? Kuris kalba mums, ką mes toliau smilkome? Labai džiaugiausi, kai šiandien ryte pamačiau patarnauti, nes galvoju, kaip pamokslas apie smilkytuvą ir smilkalus, o nebus tribulio, žodžiu. Smilkiau, ką tik smilkiau, ką smilkiau ką tik? Ką tik smilkiau čia? Kas čia buvo? Ką skaičiau? Per ką Kristus mums kalba? Žodis, smilkome gyvą žodį. Jėzus yra apsireiškęs per žodį. Prisikėlęs Kristus kalba mums gyvenimo žodžius. Laiške Žydams autorius sako, Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Vartoja ten tokį žodį, energijas, pažįstamas žodis. Sako, tai yra žodis kupinas energijos. Ir jeigu tu šiandien ateini ir neturi jėgų, tas žodis turi gali tave pripildyti energijos, jėgos. Taigi ir man gražiausias gal atrastas toks mintis apie Dievo žodį, tai yra pranašo Izaijo knygoje 55 skyrius, nuo 10 eilutės, ten Dievas kalba apie savo žodį kaip lietų ir sniegą, kuris nukrinta ir atgalios nesugrįžta, kol nepalaisto žemės. Kam tas Dievo žodis iškrenta iš dangaus? Pranašas Izaijas rašo, kaip gražiai, kad dygtų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duoną alkanam. Taip ir žodis išeinantis iš mano burnos. Jis nesugrįš bergždžias. Ir toliau rašo, taip, kupina džiaugsmo širdimi išeisite ir būsite saugiai vedami į namus. Kalnai ir kalvos jūs išvydę pratrūks džiaugsmo giesmę. Visi medžiai laukose jums ims plotę. Rašo pranašas Izaijas. Tu ateini į šventąsias mišias, prisikėlęs Kristus tau kalba ir tavyje pradeda dygti nauja gyvybė. Labai dažnai žmonėms, kurie sako, nešvenčiu mišių kas sekmadienį, sakau, būk geras. Aš visada prašau, būk geras, ateik, būk. Kažkada amžinybėje pamatysi, kad gražiausi dalykai tavo gyvenime, kuriuos išgyvenai ir kiti patyrė su tavimi, viskas prasidėjo šitoj vietoj, kai Dievas savo žodį įdėjo tau į širdį. Ir ta sėkla po truputį skleidėsi ir galiausiai nešė vaisių kitiems. Nešti sėklą sėjėjui ir duoną alkanam, pradėsi maitinti kitus, ne tik save. Jeigu klausysi šito žodžio. Nes jeigu klausysi žodžio ne šitoj vietoj, maitinsi tik save. Viskas suksis aplink save. Tam pasaulyje už šitos šventovės ribų viskas sukasi aplink mane. Mano laisvas laikas, mano atostogos, mano darbo valandos, mano atlyginimas.
O čia ateini ir Dievas sako, mano yra iš tiesų viskas. O tave kviečiu dalintis viskuo, tuo, kas yra mano. Jeigu kažko turime dalintis, tai tai yra Dievo. Sako, duok duonos alkanam, įvairiom prasmėm. Kupina džiaugsmo širdimi išeisite ir būsite saugiai vedami į namus, ne tik žemiškus namus, bet ir į tuos tėvo namus. Kalnai ir kalvos jūs išvydę pratrūks džiaugsmo giesmę, įsivaizduojat? O medžiai laukose jums ploti. Tai daro Dievo žodis su mumis. Daro mus džiugiais ir daro mus iš tiesų tokiais, prie kurių traukia. Kartais žmonės ateina, glaudžiasi prie mūsų, ieško mūsų. Ko jie ten ieško, žinokit? Ne manęs. Aš visada suprantu, kad tik tai Kristaus ieško. Nes aš tai ką, visada nepatenkintas, visada irzlus, visada lyginos, visada pavydžiu, visada. Bet kai pasiklausau šito žodžio, manyje yra džiaugsmo, manyje yra jautrumo, manyje yra meilės. Ir tada kiti kažkaip glaudžiasi prie mūsų. Bet ne prie mūsų, prie Viešpaties, nes jo žodis daro gyvą jį mumyse. Toliau, šventosiuose mišiose pamatysit, kai bus smilkomas prie altoriaus kunigas. Šiandien, atrodo, šitas pasaulis norėtų susitvarkyti be kunigų kažkaip. Mes kažkaip be tarpininkų, jeigu galim, taip tiesiogiai su direktoriumi norime kalbėti. Dievas sako, ne, aš čia diktuoju taisyklės. Sako, turime eiti kartu. Taigi kunigas atstovauja taip pat prisikėlusi Kristų liturgijoje. Ir pats Kristus teikia visus sakramentus. Kas jūs krikštijo? Negirdžiu. Kunigas? Ar tikrai? Jėzus Kristus. Kas jūs sutvirtino? Kas jums pirmąją komuniją suteikė? Ko abejojate? Kas jums santuokos sakramentą suteikė? Taip pat Jėzus davė malonę tą dieną. Kas ligonių sakramentą teikia, kas išpažinčių klausė čia valandas. Tikrai ne Valdemaras ir ne Medardas. Tik tai Jėzus. Jis Viešpats tik tai mumis pasinaudoja, tiek kiek leidžiamės, kad jis mumis pasinaudotų. Iš mūsų kunigų turi likti tik tai galva ir rankytės, daugiau nieko. Matot, kaip atrodau? Nieko pasaulietinio. Tik rankytės, kad galėtų tai nudirbti, ką Viešpats nori, ir galvytę, kad žinočiau, kas po ko eina, žodžiu. Tai turi būti matoma, veidas, asmuo. Bet visa kita esu nebe aš. Yra prisikėlęs Kristus jūsų tarpe. Šitie rūbai yra ne mano rūbai. Yra Viešpaties rūbai. Ir šventimų dieną, ir diakonatų, ir kunigystės gulėjau kniūpšęs. Kiekvienas kunigas guli kniūpšęs. Kodėl? Todėl, kad jo uždavinys yra būti grindimis. Manimi turi vaikščioti. Manimi turi vaikščioti ir turi susitikti Dievą su kitu žmogumi. Žinot, kada problema atsiranda? Kai kunigas užmiršta, kad pašauktas būti grindimi ir vieną dieną atsikelia ir sako, šiandien būsiu lifto, o gal ir kokiu dangoraižiu, kad parodyčiau Dievą, bet iš tiesų uždengiam Dievą labai dažnai. Gulėti kniūpščiam kunigui, būti grindimis, kad galėtumėt sutikti Viešpatį. Galiausiai, ką smilkome dar pasmilkus kunigą? Velykų žvakę mes smilkome, bet čia viskas su altoriumi yra surišta, prisikėlęs Kristus, bet išeina čia. O kodėl jūs smilko? Kas čia yra dabar?
Nes anksčiau senovėje, viduramžiais, kai piligrimų labai daug būdavo šventovėse, tai smilkydavo kam? Kad panaikintų nemalonius kvapus, tai ką smirdite? Provokuoju, mėlyjeji, čia netradicinis pamokslas šį rytą. Buvo dezinfekuojamas patalpos, ar kas yra su jumis? Čia dėl to smilko jūs? Nes tai prašo istorinėse knygose, paklaus jūsų dabar išėjus, kodėl čia jūs smilko, kas yra, smarvė? Ne, smilko jūs, nes jumise, kai renkatės Jėzaus vardu, kur 2 ar 3, aš esu su jumis. Prisikėlęs Kristus yra jumise. Jūs esat prisikėlusio Kristaus šventovės. Jūs esate Dievo šventikla. Tai kaip šita šventikla buvo smilkoma, taip kaip kunigas yra smilkomas, altorius, Dievo žodis. Įsivaizduojat, kokiam range stovit? Altorius, Dievo žodis, paschalas, paveikslas gailestingui aš. Jūs esat smilkomi, bet šitoj linijai, ne kitokioj. Nei smirdit, nei blogai, labai kvepet. Ir labai gražus esate. Nes Dievas, kai kūrė, jisai neklysta. Jisai jūs sukūrė labai gražius kiekvieną. Ir galiausiai paskutinis smilkimas yra mišių kulminacija. Jau šitą tikrai žinote, šitoj šventovėje. Klaupėsi čia ministrantas ir sako kunigas, tai mano kūnas, tai mano kraujas. Kieno tai kūnas ir kraujas? Prisikėlusio Kristaus. Eucharistija. Mes neturime teisės, kaip tos moteris, pasakyti, mes nežinome, kur jis yra. Šiandien su apaštalu Petru turime sakyti, mes žinome, kur yra prisikėlęs Kristus. Jis yra visada savo šventovėje. Jis visada yra savo žodyje. Jis visada yra kunigo tarnystėje. Padedant jam, jis patarnauja mums. Jis visada yra ten, kur tikintieji būrėsi dėl jo, kartu su juo, ieškodami jo, melsdamiesi. Ir galiausiai jis yra savo kiekvienoje kūno ir kraujo dalelėje, mažesnėje ar didesnėje. Kristus prisikėlęs, jis yra gyvas ir yra su mumis, niekur nepasitraukia nuo mūsų. Tai dabar žinosite, kur ieškoti Kristaus. Kaip pamesite, negirdžiu atsakymo. Kartoti pamokslą? Prisikėlęs Kristus. Ieškokite jo ten, kur ką tik pakalbėjome. Kristus prisikėlė. Nebepamokslausiu daugiau. Amen.